Sveiki vyrai ir moteris, tiksliau gal gyvi žmonės. Noriu pradėti video dokumentaciją, gal vadinkim taip, iš savo asmeninės patirties. Tai pirma, kaip ir užduotis būtų visų parazitų, kiek įmanoma, išsivalymas iš mūsų organizmo. Pirma, ką galvoju daryti, jau darau, tai vakarais po pusę galvos česnako su kefyru. Pradžiai 3 dienas ryjau skiltelėm, nepjaustęs nieko, tik tai nusilūpęs. Tai kaip ir 2 dienas buvo viskas normaliai, bet 3 dienoj pastebėjau, kad tie gabaliukai česnako, ne kad gabaliukai, visi skiltelės išėjo lauk, bet aš galvoju, tik po 3 dienos jau ar nebevirškino, ar prieš tai nebuvau pastebėjęs, neįsivaizduoju. Tai nuo 4 dienos pusę galvos česnako susmulkinau, daviau nusistovėti 15-20 minučių gal. Ir tada išgėriau su kefyru, šiaip nekramtęs nieko, ryju. Po kiek įmanoma, šaukštelį pasiėmė, šiaip kokiu nors metu parodys iš tikrųjų tą procedūrą, aišku, kad kažkam etiška, neetiška bus, estetiška, bet tiesiog, kad turėtumėt supratimą, kai tai yra daroma. Tai va, po česnako galvoju tai daryti mėnesį, tai yra prieš vakarais, prieš einant gulti jau. Po to jau nebevalgyti, nebegerti išvis, ir taip dabar valgau, šiaip sumažėjęs tas apetitas. Tai gaunasi iš ryto atsigeriu alyvuogių aliejaus, kokią stopkelę gaunasi, po to turiu kedro aliejaus. Tai šaukštą kedro aliejaus ir eglių pušų. Irgi turiu, tai neįsivaizduoju ten kiek, bet tai po pipėtės kiek pasispaudžia, gaunasi gal pilna pipėtė. Nes laikau, kad pradžiai skaičiavau kaip ir lašais, daviau iki 20, bet po to pradėjau taip, kiek nusispaudžia pipėtės, 4 tokias, irgi parodys vėliau, kiek tai atrodo. Ir užsigeriu tai sultim. Šiaip anksčiau spausdavau šviežias sultis apelsinų, dabar turiu obuolių sultis. Taip, tai va, iš ryto gaunasi aliejaus tos procedūros. Ir po to taip, arba smūzį kokį nors, arba šiaip vaisių, bet tai galvoju vaisiai šiuo metu, bet tai po to vaisius pakeisti tik tai daržovėm. Tai va, ir smūzis bus iš ryto, aš galvoju smūzis, bet labai nepatogu daryti tą smūzį vienam kartui. Pas mane niekas daugiau jo nevartoja, o man pasidaro 2 kartam. Tai aš norėčiau pietum kažko tai kito, salotų kokių nors. Arba šiaip daržovių gal nepjausytų, bet dabar šiuo metu šiandien pasidariau petražolę, koriandrą, čia žolės mėta, raudonas svogūnas, pomidoras, granata, citrina, daug citrinos ir alyvuogių aliejus. Ir kuskusą, šį kartą nebuvo kuskuso, tai bulgurą dėjom. Ir va, toksai irgi šluotelė tokia. Tai va, po mėnesiuko česnako vartojimo galvoju tada padaryti pelyno vartojimą. 3 savaičių irgi kursą.
Tai va viskas tam, kad išeitų kiek įmanoma daugiau tų parazitų. Šiaip pojūčiai, kokie pojūčiai dabar po tų dienų. Dabar bus 5 diena. Tai pats užuost neužuodžiu nieko. Šiaip einant į tualetą po 2 dienų, tai išmatos kvapas nebe išmato grynai česnakas. Kai supjausčiau, kai susmulkinau vakar, tai po susmulkinimo iš tikrųjų pradėjo pūst viduris. Tai va toksai va nepatogumas ryjant cielais. Neįsivaizdu, jokių nebuvo tų. Šiaip žmona užuodė iš karto, kad ir 1 dieną suvartojus. Iš karto sako, duodi česnakais kaip turi būti. Bet pats jokio nežinau, sako spaudimas. Tai dar dėl to, kad nukrenta spaudimas, dėl to spaudimo dar negaliu nieko konkrečiai pasakyti. Kaip jis tenais krenta ar nekrenta, nes po 1 dienos iš ryto, po 1 vakaro, kai pavartojau česnaką, tai buvau dar užsipylęs dilgėlių arbatos, tai dilgėlių arbata gali būti, kad jinai irgi žemina spaudimą, mažina. Tai buvo toksai kaip ir. Tai vat. O dabar iš tikrųjų 2 diena pradėjo niežėti, kaip mažam vaikui niežti skylę užpakalio. Tai toksai atrodo, kad, kaip spalinukės, kad būtų kokias tai, bet šiaip vizualiai matyti, kad ten kažkas tai dar išmatose nieko nėra. Šiaip bet tai apžiūri visą laiką. Ar yra kokio nors, būna lazdelių kažkokių tai, bet tai šiandien kaip ir buvau patikrinęs, tai liktais buvo česnako lobelė ta palikta dar. Tai ne tokia susukta kaip ir, bet galvoju gal greitų metų įsigyti ir mikroskopą ir grinai pasižiūrėti, nes galvoju vis tiek po pelyno yra dar įvairių vaistažolių mišiniai, kuriuos galvoju pagerti irgi ir žiūrėti, kaip kas bus. Tai va, tai tokia iš tikrųjų asmeninė patirtis. Galvoju, pradėsiu dalintis apie tai, nes yra mąstymas, yra noras iš tikrųjų tai daryti iki autonomijos, kai nei gert, nei valgyti. Tai va tokios idėjos. O kaip bus, tai matysim. Gero vakaro visiems.